pradedam pirmąją sekciją šiame simpoziume, kuri taip ir vadinasi kaip mūsų projektas, kuris buvo jau pristatytas atidarymo metu, tai atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose. Ir pirmoji pranešėja šios sekcijos yra projekto vadovė, docentė daktarė Rūta Lipinaitytė, kuri yra baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, taip pat vėliau studijavo Talino muzikos akademijoje, kur įgijo menų daktaro laipsnį. Buvo ilgametė kamerinio orkestro Kremerata Baltica narė, koncertmeisterė, menedžerė ir šiaip duose. Ir šios dienos pranešimas yra koncertmeisterio vaidmenų kaita orkestro su dirigentu ir orkestro be dirigento atvejai. Labas rytas, ko neparašiau. Taigi tema yra koncertmeisterio vaidmenų kaita, orkestro su dirigentu ir orkestro be dirigento atvejai. Iš individualybių susidedantis orkestras sudaro orkestro bendruomenę, kurioje yra nusistovėjusi vaidmenų hierarchija. Šių vaidmenų hierarchijos viršūnėje paprastai yra dirigentas. Jo valiai paklūsta visi bendruomenės nariai. Dažnėjantis šių dienų reiškinys yra orkestras grojantis be dirigento. Dažniausiai dirigento atsisako kameriniai orkestrai. Tokiems orkestrams kaip taisyklė vadovauja meno vadovas, kuris perima kai kurias dirigento funkcijas. Kartais kamerinių orkestrų meno vadovai dalyvauja tik repeticijose, kartais kartu su vadovaujamu orkestru groja koncertuose kaip solistai. Tiek esant dirigentui, tiek ir grojant be dirigento, ypatingas vaidmuo sudėtingoje orkestrinėje hierarchijoje tenka orkestro koncertmeisteriui. Visuotinai pripažįstama, kad koncertmeisteris turi turėti tiek meninę kompetenciją ir ištobulintą grojimų smuikų techniką, tiek ir pasižymėti organizatoriaus lyderio gebėjimus. Koncertmeisteris yra atsakingas ne tik už savo, bet ir už visos smuikininkų grupės, o kartais ir visų styginių techninį pasiruošimą, partijos užštrichuotės ir štuotės pasiūlymais parengimą. Bendradarbiaudamas su dirigentu jis tampa tarsi jo asistentu, mediumu, muzikinių idėjų perdavėju. Grojant su solistu, pirmojo smuikininko vaidmuo tampa akompanuojantis. Dažnai keičiantis dirigentams koncertmeisteris tampa tam tikrų orkestrų pastovumo šaltiniu. Įvairūs koncertmeisterio apibūdinimai ir šios profesijos ypatumai yra nagrinėti muzikinėje literatūroje, tačiau tyrimų parodančių koncertmeisterio vaidmenų skirtumų grojimą orkestre su dirigentu lyginant su grojimu be dirigento yra nedaug. Šio pranešimo tikslas – atskleisti koncertmeisterio vaidmenų panašumus ir skirtumus, kuomet orkestrui vadovauja dirigentas ir kuomet orkestras muziką atlieka be jo. Pranešime koncertmeisterio vaidmenys grojimo su dirigentu ir be dirigento atvejais atskleidžiami palyginant vieno ir kito atvejo muzikavimo ir darbo principus. Muzikavimo be dirigento principai yra sugretinami su kamerinio muzikavimo principais, kadangi muzikos atlikimo požiūriu orkestro be dirigento grojimas remiasi ansamblinio muzikavimo principais, orkestro muzikavimas priartėja prie kamerinio muzikavimo. Pranešime nagrinėjami tokie orkestrinės praktikos veiklos niuansiniai atvejai ir probleminės muzikos atlikimo procesų situacijos, kuriuose ryškiausiai atsiskleidžia koncertmeisterio vaidmenų skirtumai grojant su ir be dirigento. Tai interpretacija, sinchronizavimas ir neverbalinė vadovavimo technika, įkvėpimas, muzikos skambėjimo kontrolė, spontaniškumas ir atlikimo laisvė, darbas repeticijų metu, vadovavimas repeticijoms. Koncertmeisterio vaidmenų kaitos iliustracijoms panaudotas šios pozicijos polifunkcionalumo apibendrinančios charakteristikos. Pozicija apibendrinta koncertmeisterio tarpininko, koncertmeisterio lyderio bei koncertmeisterio tarnaujančio lyderio charakteristikomis. Šiais apibendrinimais buvo orientuojamasi į tai, kad koncertmeisterio profesija savyje jungia vadovo, akompaniatoriaus, solisto, pedagogo, orkestrą reprezentuojančio žmogaus funkcijas, šias savybės derinant su daugiaplaniu matymu, daugiaplaniu klausimu ir girdėjimu, paklusimu dirigento ar meno vadovo vadovavimu ir asmeniniu vadovavimu grupiai ar grupėms, grojimu ar grojant orkestrui svarbių sprendimų priėmimu. Orkestro praktinės veiklos ir probleminės muzikos atlikimo proceso situacijos yra išskirtos remiantis ilgametę mano asmeninę patirtimi orkestro nario ir
koncertmeisterio vaidmenyse. Neabejotina, kad muzikos interpretatoriaus funkcija tenka dirigentui. Ši dirigento funkcija yra vaizdžiai apibūdinta įvairių autorių darbuose. Rusų kompozitorius ir muzikologas Leonidas Sidelnikovas tvirtina, kad joks orkestras be dirigento negali sukurti originalios meninės interpretacijos. Orkestras gali išgelbėti nuo žlugimo kūrybiškai silpną ir nepasiruošusi dirigentą, daugiau ar mažiau tobulai atlikti tam tikrą kūrinį, bet pats orkestras negali sukurti originalios, apjungtos vieningą idėją ir emociškai raiškios interpretacijos. Tam reikalingas dirigentas. Yra autorių orkestrą lyginančių su instrumentu, kuriuo groja dirigentas. Vokiečių dirigentas, pianistas ir kompozitorius Bruno Walteris rašo: akivaizdu, kad muzikuoja tik vienas asmuo, kuris grodamas orkestru kaip gyvu instrumentu ir sujungdamas jo įvairiaplaniškumą į vieną visumą, neša atsakomybę tiek už techninius, tiek ir už meninius muzikos aspektus. Klausytojas emocionaliai suvokia, kad orkestro grojimas perteikia dirigento individualumą. Be abejo, sunku nepritarti šių ir kitų autorių argumentams. Kita vertus, besąlygiškai suabsoliutinus dirigento vaidmenį, atsakymai į klausimus apie muzikos interpretacijos procesus grojimo be dirigento atveju, kai prieš orkestrą nestovi žmogus su aiškia interpretacijos vizija, tampa problematiškai. Todėl ir šių atsakymų paieškos reikalauja gilesnių pastebėjimų apie kitų muzikos dalyvių vaidmenis. Visų pirma, reikėtų sutikti, kad dirigentas savo suvoktą interpretaciją turi sugebėti perduoti orkestrui. Taigi, dirigento pagrindinė funkcija yra interpretuoti muzikos kūrinį atlikėjams, o orkestro koncertmeisteris tampa tam tikrų tarpininkaujančių tarp dirigento ir orkestro. Pirmasis smuikininkas yra tarsi mediumas, orkestrui perduodantis dirigento individualią kūrybinę valią, padedantis atlikėjams suprasti dirigento idėją. Tuo tarpu grojimo be dirigento atveju kūrybinių iniciatyvų galimybės ir atsakomybės pasiskirsto kitaip nei grojant su dirigentu. Visų pirma, orkestras be dirigento yra kolektyvas, kuriame kiekvienas muzikantas turi didesnę kūrybinės iniciatyvos galimybę. Tai orkestras, kuris muzikuoja pats. Taigi, grojimas be dirigento iš esmės yra kamerinio ansamblio principais paremtas muzikos atlikimas. Grojant be dirigento sprendimai dėl muzikavimo ypatumų ir subtilybių tenka kamerinio ansamblio principais grojantiems orkestro muzikantams. Tačiau orkestre narių skaičius yra gerokai didesnis nei kamerinėse ansambliuose. Orkestro narių yra tiesiog per daug, kad būtų galima atsižvelgti į kiekvieno muzikanto interpretacinės idėjas ir jas įgyvendinti. Taigi, orkestre reikalingas žmogus, nustatantis ritmo, skambesio charakterį, garso tembrą, ekspresiją, muzikinės minties eigą. Šis vaidmuo tenka arba orkestro meno vadovui, arba koncertmeisteriui, arba menininkui vienu metu derinančiam abi šias funkcijas. Meno vadovas perima tam tikras dirigento funkcijas, tarp jų ir muzikos interpretatoriaus funkciją. Vienų orkestrų meno vadovai šią savo funkciją įgyventina orkestro repeticijose, kiti taip pat ir grojami koncertuose kaip solistai. Tačiau, nepriklausomai nuo orkestro meno vadovo praktikos, koncertmeisteriui, kaip ir grojimo su dirigentu atveju, tenka tarpininko vaidmuo. Šiuo atveju jis yra tarpininkas tarp meno vadovo ir orkestro. Sinchroniškumas, tikslus garsų sutapimas laike yra būtina tiek orkestrinio, tiek ir ansamblinio grojimo sąlyga. Net ir nedideli netikslumai gali klaidingai sudėti įtampos akcentus ir sugriauti kūrinio atmosferą. Dirigentas sinchroniškumui užtikrinti naudoja neverbalinio komunikavimo techniką, rankų, kūno judesius, veido išraišką, netgi akių kalbą. Stovinčio prieš orkestrą dirigento ženklai, rodantis muzikavimo pradžią ir baigimą, fiksuojantis esminės frazių vietas ir garsus, tempo pokyčius ir kitus kūrinio dinamikos elementus yra gerai matomi daugumai muzikantų. Žvelgiant iš šalies į su dirigentu grojantį orkestrą, gali atrodyti, kad muzikantų sinchronizavimas priklauso išimtinai nuo dirigento. Visgi dažnai po sekundės dalies, o kartais ir tuo pačiu metu koncertmeisteris taip pat atlieka rodymo sinchronizavimo funkciją. Be to, dirigentas ne visuomet gali sinchronizuoti visas grupės, o koncertmeisteriui tenka pasirūpinti grupėmis už dirigento dėmesio lauko, sinchronizuoti atlikimą su kitų grupių lyderiais. Taigi, orkestrui grojant su dirigentu tam tikra atsakomybės už sinchronizavimą dalis tenka ir koncertmeisteriui. Tuo pat metu koncertmeisteris turi paklusti dirigento valiai. Jis privalo būti vienu iš tuti, neišsiskiriant juolab, neišsišokant įsilieti į bendrą grojimą. Paklusimas dirigento valiai jį tuo pat metu derinant su vadovavimu sąlygoju koncertmeisterio lyderiaujantį ir tarnaujantį vaidmenį vienu metu. Šis tarnaujančio lyderio vaidmuo charakterizuoja koncertmeisterio profesijos prigimtį. Koncertmeisteris yra lyderis orkestro, kurio sudedamąja dalimi jis yra pats.
Tarnaujančio lyderiavimo turinys akivaizdžiausiai atsiskleidžia situacijose, kuomet dirigentas suklysta, parodo neteisingą įstojimą ar stabdo muziką ne vietoje, kuomet orkestrui grojant su solistu dirigentas klaidingai jį supranta. Koncertmeisteriui tenka akimirksniu spręsti, groti pagal dirigento ženklus ar perimti iniciatyvą ir atsakomybę. Grojimo sinchroniškumas be dirigentų reikalauja daugiau pasirengimo laiko ir pastangų. Ansamblinė darna tokiu atveju yra sudėtingas uždavinys, reikalaujantis ypatingos organizacijos orkestro viduje ir papildomų susitarimų. Šių susitarimų kelias tiesiogiai priklauso ir nuo to, ar orkestras groja su solistu. Solo grojantis atlikėjas dažnai dalinai perima sinchronizavimo funkciją, o koncertmeisteris, kaip ir dirigentui esant, vaidina tarnaujančio lyderio vaidmenį. Koncertmeisterio vaidmuo labai pasikeičia orkestrui grojant be dirigento ir be solisto. Šiuo atveju bendras tempas, frazuotė, dinamika, bendra emocinė kūrinio atmosfera dažniausiai priklauso nuo koncertmeisterio. Jo atsakomybė ypač sustiprėja netikėtose, spontaniškose muzikinės minties posūkiuose. Kaip ir atlikimo su dirigento atveju, orkestrantai turi žinoti, kada ir su kokia energija reikės pradėti muzikos frazę, kada ją užbaigti, kur ir kokia bus kūrinio kulminacija ar pabaiga. Kartu reikia paminėti, kad grojant be dirigento atsakomybė už sinchroniškumą tenka ir kitų grupių lyderiams, kadangi pirmasis smuikas neturi galimybių vadovauti visoms grupėms. Neverbalinio komunikavimo priemonės, kuriamis disponuoja koncertmeisteris, yra kitokios nei dirigento, judesius riboja grojimas instrumentu. Nepaisant to, signalų arsenalas yra pakankamai platus. Tai laikysena, rankų, kūno, galvos judesiai su instrumentu, veido išraiška, akių kontaktas ir daugelis kitų neverbalinių bendravimo priemonių. Svarbu, kad juos suprastų ir jais patikėtų kiti muzikantai, todėl ženklai turi būti labai aiškus, prasmingi ir užtikrintai parodantys koncertmeisterio poziciją. Žodiniai ir rašytiniai įkvėpimo reiškinio aiškinimai ir įkvėpimo šaltinių įvardinimai yra komplikuota tema tiek tyrėjams, tiek kūrėjams ir menininkams. Tačiau grojant tiek solistui, tiek ansambliui ar orkestrui, klausytojai visuomet pastebi, kada įkvėpimo pristigo ar kada jo iš viso nebuvo. Citelnikovas, cituodamas dirigentą Šarlį Minčą, taip apibūdina šį psichologinį orkestrinio muzikavimo aspektą. Dirigentas reikalingas visų pirma tam, kad įkvėptų muzikantus, įkvėptų jiems tas emocijas, kurias muzika sukelia jam pačiam. Tam jam reikalingos dvi priemonės – gestas ir žvilgsnis. Kartais akių išraiška reiškia daugiau nei rankos arba tuta. Šį aspektą mini ir kanadiečių dirigentas Brokas Makelele. Pagrindinis reikalavimas dirigentui – tai sugebėjimas įkvėpti atlikėjus. Šį gebėjimą galima pavadinti ir vadovavimą, talentu hipnotizuoti, užkrečiamo entuziazmo arba tiesiog sugebėjimu mokyti. Galbūt geriausiai šiuos gebėjimus apibūdina paprasta frazė – priversti atlikėjus padaryti geriausia, ką jie gali. Suprantama, kad šių ir kitų autorių dirigentui kaip pagrindiniam įkvėpimo šaltiniu priskiriamą vaidmenį galima priskirti ir su orkestru grojančiam solistui. Tačiau atlikimo be dirigento ir be solisto atvejais įkvėpimo ir muzikinės iniciatyvos šaltinis negali būti randamas atsietai nuo orkestro muzikantų valios ir pastangų. Įtaigų muzikos atlikimą sąlygoja kiekvieno muzikanto aktyvus muzikavimas tiek grojant kamerinę muziką, tiek orkestre, tiek esant, tiek nesant dirigentui ar solistui. Kamerinio muzikavimo principais grojantis orkestras yra tas muzikantų bendravimo laukas, kuriame atsiranda sceninis įkvėpimas ir muzikinė iniciatyva. Armėnų smuikininkas Rafaelis Davidianas tvirtina, jog talentingas, mylintis ir ansamblinį grojimą suprantantis atlikėjas visada užsikrečia savo partnerių kūrybinėmis mintimis ir jausmais. Kitų ansamblio narių išgyvenimai jam kelia analogiškas emocijas, kuriomis jis savo ruožtu užkrečia kitus atlikėjus. Tuo pačiu metu susiformuoja tiek meninės emocijas spinduliuojanti, tiek jas sugerianti energija. Tačiau įkvėpimo dovanai atsirasti labai svarbus yra pirminis muzikinis impulsas, pažadinantis muzikantų kūrybinį išgyvenimą, provokuojantis atsakomąjį jausmą ir reakciją. Grojimo be dirigento ir be solisto atveju dažniausiai laukiama, kad šio impulso šaltiniu taptų koncertmeisterio muzikinė iniciatyva. Jo savalaikis žinutės apie tempą, dinamiką, frazuotę, taip pat ir pasąmoniniai pranešimai turi paskatinti orkestrantus perteikti muzikinio kūrinio nuotaiką ir charakterį. Šių žinučių adresatai yra tiek kiekvienas orkestrantas, tiek kitų grupių lyderiai, kurie savo ruožtu gali tapti laimininkais tarp koncertmeisterio jausmų ir kitų orkestro narių atsako. Vienas svarbiausių darnaus orkestro skambėjimo sąlygų yra instrumentų balsų pusiausvyros, intonacijos, muzikavimo tekmės kontrolė.
Šių grojimo elementų valdymas muzikavimo su dirigentu ir muzikavimo be dirigento atvejais labai skiriasi. Sidelnikovas rašo, kad dirigentas turi gebėti lankščiai reaguoti į orkestro skambesį, jei muzikinė situacija siūlo geresnį meninį sprendimą ir tikslingai keisti numatytą interpretaciją. Makelenas sako, kad svarbiausia yra dirigento vidinė garso vizija tam tikrų atlikimo momentu. Esant neatitikimui, klausa itin greitai aptinka klaidą, diagnozuoja, randa ir pasiūlo sprendimą. Ir ši triguba problemos aptikimo, diagnostikos ir sprendimo grandis patyrusio dirigento atveju, kaip blyksnis iškyla jo pasąmonėje. Taigi, reaguodamas į atlikimo metu iškilusias probleminės situacijas, dirigentas išraiškingų gestų gali ištaisyti išsibalansavusį orkestro skambėjimą. Atrodytų, kad nesant dirigentui ši funkcija tenka koncertmeisteriui. Tačiau muzikos skambėjimo kontrolės funkciją koncertmeisteris gali vykdyti tik dalinai, visų pirma dėl to, kad turi būti susitelkęs ir į savo instrumentinį grojimą. Be to, klausantis bendro orkestro skambėjimo iš grojimo vietos yra sunku objektyviai įvertinti įvairius muzikos skambėjimo elementus, pavyzdžiui, instrumentų balsų balansą. Netgi netinkamas tempo pagreitėjimas gali likti koncertmeisterio nepastebėtas, nes jis nėra objektyvus, nėra tas kritiškai kontroliuojantis asmuo, kuris orkestrą girdi tarsi iš šono. Todėl, grojant be dirigento, tarp orkestrantų atsiranda santykiai, kurį rusų pianistas Aleksejus Ipcevas vadina pirmuoju ir svarbiausiu ansamblinio grojimo principu. Kūrybinio bendradarbiavimo proceso metu klausos būdu susiformavęs vidinis kontaktas. Anot jo, svarbiausia yra klausyti savęs ir girdėti kitus, jaučiant tiek bendrą muzikinį audinį, tiek savo partiją kaip visumos dalį. Be abejo, klausimas ir girdėjimas yra būtini visoms muzikavimo formoms, tačiau muzikuojant su dirigentu klausa nėra absoliučiai savarankiška, jai talkina dirigento ranka ir jo valia. Muzikavimo be dirigento atveju visų grupių koncertmeisteriai suformuoja tarpusavėje tam tikrą ansamblį. Kaip grupių lyderiai, jie turi savo grupį ne tik parodyti įstojimą, kūrinio ar jo dalies pabaigą ar tempų kaitą, bet ir būti pastoviame ansamblinėme kontakte vienas su kitu. Šio vidinio ansamblio lyderis yra viso orkestro koncertmeisteris. Koncertmeisteris orkestro lyderiui priklausantį vadovavimą turi suderinti su kameriniu muzikavimu. Funkcijas susijusias su vadovavimu visam orkestrui suderinti su ansamblio, kurį jis pats sudaro kartu su kitų grupių lyderiais vadovavimu. Išraiškingam atlikimui tarnaujantis muzikavimo spontaniškumas yra orkestro įvairiapusiškumo ir išskirtinumo požymis. Šis požymis yra aukštai vertinamas muzikos mylėtojų. Jis suteikia kūrybinį džiaugsmą muzikantams, pajėgiems spontaniškai pasinaudoti atlikimo laisvės suteikiamomis galimybėmis siekiant išraiškingo muzikos atlikimo. Apie orkestro laisvės ribas rašo Sidelnikovas. Anot jo, orkestro grojime improvizacijos nėra. Ji priklauso dirigentui, ne orkestrui. Grojime su dirigentu natūrali, spontaniška muzikinė komunikacija ar dialogas tarp grupių nėra įmanomi, nes idėjos gimsta dirigentui. Kitokia situacija yra kamerinių ansamblių atlikime, kuris remiasi lygybė tam tikrą atlikėjų meninį sumanymą polifoniją. Naujos idėjos ansamblinio grojimo metu gimsta pas pačius ansamblio muzikantus. Štai kvarteto atlikimo laisvę Davidenas vadina vertingiausiu atlikėjiško meno bruožu. Kvarteto nariai laiko bėgyje savyje išvysto gebėjimą suvokti ir greitai reaguoti į netikėtus atlikimo metu iškilusius partnerių muzikos pojūčius, taip pat įgunda vos pastebimais impulsais ar signalais pakviesti juos įsijausti į savo esamų momentų išgyvenimą jausmą. Taigi, spontaniškumas bet kokiame atlikime galimas tuomet, kai spontaniškas impulsas gimęs pas vieną iš muzikantų yra akimirksniu pagaunamas ir pasisavinamas kitų narių. Orkestro be dirigento atveju toks spontaniškas impulsas gali gimti pas bet kurį muzikantą, tačiau daugiausia galimybių rasti tęsinį viso orkestro grojime turi orkestro lyderio, tai yra koncertmeisterio duotas impulsas, kuris grandinės principų gali persiduoti visai grupai ar orkestrui. Tokiu būdu orkestras be dirigento jungia savyje tiek ansamblinio muzikavimo laisvumo, spontaniškumo bei muzikinio komunikavimo galimybės, tiek orkestrinio muzikavimo paremto vieno menininko, šiuo atveju koncertmeisterio, idėjų realizavimo elementus. Orkestro su dirigentu ir orkestro be dirigento darbo repetuojant principai ir turinys yra skirtingi. Repeticijų su dirigentu metu diskusijų ir debatų paprastai būna palyginti nedaug. Vieni dirigentai pasižymi kategoriškų valdingumu, kiti diplomato savybėmis. Yra dirigentų, kurie repeticijose savo suvoktą muzikinę idėją perduoda orkestrui išimtinai manualinės technikos būdu. Kiti yra linkę padiskutuoti su orkestro muzikantais. Be
daugeliu atveju būtent dirigentas nusprendžia, koks darbo stilius vyraus repeticijų metu. Dažniausiai jau pirmoje repeticijoje dirigentas turi aiškią idėją ne tik apie būsimą interpretaciją, bet ir apie būsimą repeticijų planą. Orkestro be dirigento atveju darbo repetuojant principas yra tarpinis tarp orkestro, kuriame principus diktuoja dirigentas, ir kamerinio ansamblio, kuriame dažniausiai vyrauja demokratinis principas. Kadangi narių skaičius orkestre yra didesnis nei kamerinio ansamblių, jame išimtinai diskusijomis besiremiantis darbo stilius yra beveik neįmanomas. Todėl koncertmeisteris yra tas asmuo, kuriam tenka nustatyti demokratiškumo ir žodžio laisvės repeticijos ribas, kuriam reikia iš anksto turėti ne tik idėjas apie būsimą interpretaciją, bet ir apgalvotą repeticijų planą. Be abejo, koncertmeisterio vaidmuo orkestre, o tuo pačiu ir vadovavimo principai ženkliai skiriasi nuo dirigento dėl pozicijos prigimties skirtumų. Koncertmeisteris yra lyderis orkestro, kurio sudedamąja dalimi yra jis pats. Nepaisant to, būtent jam dažniausiai tenka planuoti repeticijų eigą, iškelti repeticijos tikslus ir juos įgyvendinti, detaliai išanalizavus visą partitūrą. Dėl aptartų vaidmenų skirtumų koncertmeisterio ruoša pirmosioms repeticijoms koncertui be dirigento labai skiriasi nuo ruošos koncertui su dirigentu. Jam neužtenka išmokti savo partiją ar parengti partijas su štrichuotės ir apvirštuotės pasiūlymais. Ruoša yra daug gilesnė ir sudėtingesnė. Ji apima tiek būsimos interpretacijos paveikslų sukūrimą, tiek apmąstymą įtaigos formų, kuriomis koncertmeisteris vadovausis orkestrui perduodama savąjį temperamentą, muzikinį skonį ir stiliaus pojūtį. Šioje vaidmenų pynėje orkestro koncertmeisteriui, kuris grojimo su dirigentu ir darbo su meno vadovu atvejais vaidina tarpininko vaidmenį, grojant be dirigento ir nesant meno vadovui tenka lyderio vaidmuo. Orkestro atlikimo kokybė bei stilistinė vienovė yra tiesiogiai susijusi ir su psichologiniais veiksniais. Jų svarbą pabrėžia Davidianas. Jis mano, kad ansamblio ir individualių klaidų priežastimi grojimo metu tampa dažnai ne meniniai, o psichologiniai veiksniai. Nepakankamai jautrus meninių partnerio ketinimų suvokimas, reikalingos aštrios reakcijos ar kūrybinės intuicijos trūkumas. Psichologiniai veiksmai yra labai svarbus ir repeticijų metu. Orkestro nariai dažnai turi klausimų ir vienokių ar kitokių pasiūlymų, kurių dalis gali būti nepriimtina ar pasakyta netinkamu momentu. Tad repeticijų metu išryškėja koncertmeisterio gero psichologinio ir pedagoginio pasirengimo, diplomatinių savybių poreikis. Yra svarbu, kaip koncertmeisteris valdo panašias situacijas, ar geba būti pakantus ir tolerantiškas, bei tuo pačiu metu nedvejodamas priimti galutinį sprendimą bei išlaikyti lyderio poziciją. Taigi pranešimo išvados. Tiek orkestru grojant su dirigentu, tiek ir grojant be dirigento, ypatingas vaidmuo orkestrinėje hierarchijoje tenka orkestro koncertmeisteriui. Koncertmeisterio vaidmenų skirtumai ir panašumai grojimo su dirigentu ir be dirigento atvejais atsiskleidžia palyginant vieno ir kito atvejo muzikavimo principus. Muzikos atlikimo požiūriu orkestro be dirigento grojimas remiasi ansamblinio muzikavimo principais ir šie principai orkestrinį muzikavimą priartina prie kamerinio muzikavimo. Norint aiškiau suprasti koncertmeisterio funkcijų skirtumus esant dirigentui ir grojant be jo, koncertmeisterio atliekami vaidmenys buvo sugrupuoti į 3 grupės. Koncertmeisteris tarnaujantis lyderis, koncertmeisteris tarpininkas ir koncertmeisteris lyderis. Šių charakteristikų keitimasis įvairiais atvejais ir įvairiose situacijose vaizdžiai iliustruoja koncertmeisterio vaidmenų kaitą grojimą orkestre su dirigentu lyginant su grojimu be dirigento. Interpretacija, sinchronizavimas, įkvėpimas, muzikos skambėjimo kontrolės, spontaniškumas ir atlikimo laisvė – tai orkestro praktinės veiklos atvejai ir probleminės muzikos atlikimo procesų situacijos, kuriuose yra akivaizdus polifunkcionalų koncertmeisterio vaidmenų pobūdį iliustruojantys požymiai. Koncertmeisterio ruoša repeticijoms koncertui su dirigentu labai skiriasi nuo ruošos koncertui be dirigento. Ir koncertmeisterio funkcijos ženkliai skiriasi orkestro grojant su ir be dirigento. Grojimas be dirigento daugeliu atveju nesukuria naujų pirmojo smuikininko funkcijų, tačiau koncertmeisteriui tenka daug daugiau atsakomybės, kad koncertmeisterio vaidmenis transformuojasi, įgauna naujų aspektų. Ačiū. Mes turim kelias minutės komentarams ir klausimams, jeigu kas tokių turėtų. Norėjau paklausti, kokia buvo tyrimo mintis ir kokiais būtent kokiamis patirtimis rėmėtės orkestro? Aš kaip ir minėjau, visų pirma, pačio koncertmeisterio darbas tai yra man artimas, todėl kad aš pati 17 metų grojau kameriniam orkestrui ir kaip
bet vieno orkestro būtent nagrinėti situaciją, ne? Šito orkestro taip, o toliau iš rašytinių šaltinių aš tiesiog lyginau teorijas, kaip funkcionuoja orkestras. Mano tai orkestrų dienų buvo dar šitam pranešime, aš kituose minėjau, šitam nebeužteko laiko, pas mane yra sudarytas klausimynas, kuriame yra 20 klausimų, kurie buvo pateikti skirtingom grupėm koncertmeisteriams, studių nariams ir dirigentams. Ir taip pat ir jų atsakymai man davė labai daug, tiesiog tai į šį pranešimą neėjo, tai yra daugiau projekto visa dalis, bet tai irgi yra tam tikri faktai ir nuomonės, kurie labai daug pasakė. O čia yra nagrinėjamas koncertmeisterio kamerinio orkestro ar simfoninio orkestro, ar apskritai, ar yra tie skirtumai? Yra labai didelis, dėl to pradžioje paminėta, kad paprastai be dirigento apsiėma groti tik tai kameriniai orkestrai. Simfoninis yra žinomas vienas Parsifalis, jisai funkcionavo labai neilgai Rusijoje, Peterburge, man atrodo, jeigu nežįstu, nes vis tik simfoninių dirigentų jisai nelabai. Bet įmanoma, aišku, čia daugiau grinai yra koncertmeisterio funkcija, kai yra tas asmuo priešais ir kai jo nėra. Jeigu jau dirigentas yra, ta koncertmeisterio funkcija ar kameriniam orkestre, ar simfoniniam orkestre yra iš esmės tokia panaši, tai būtų turbūt kita tema, truputėlį dar lyginti būtent kamerinę ir simfoniją, čia yra daugiau apibendrinta, aišku. Kaip pačiai su tokia didelė patirtimi orkestre grojant koncertmeisterė, kaip geriau, ar kai yra dirigentas, ar kai jo nėra, kaip geriau dirbti ir kaip yra? Jeigu čia nėra dirigentų, tai tada galiu pasakyti, kad geriau be dirigentų. Yra, bet pasakyk. Ne, problema yra tai, kad yra, kaip irgi minėjau, tai yra labai skirtingi dalykai, kad vienas dalykas, kai tu žiūri ir tu esi vadovaujamas, ir tam tikra dalis tavo klausos išsijungia, nors tu ką. O jeigu nėra dirigento, tu esi priverstas groti klausos būdu, o tai muzikantai, man atrodo, yra labai vertingas reikalas. Aš tai tik trumpą komentarą norėčiau pasakyti, kad labai taip įdomiai sutapo mūsų požiūriai, tas atlikimo studijas netikėtai ir nebuvo tartasi, bet man labai įdomu klausantis jos pranešimų, kad vis tik atlikėjų meną galima analizuoti, vėlgi, nesivertus partitūros ir žiūrint, kaip kas buvo interpretuota, bet tai yra psichologija, sociologija įeina į visą tai ir tada gal klausimas netgi būtų toksai naivus vis tik tose visose funkcijose, ar ta muzikinė rolė, muzikinis vaidmuo, ar tai yra pirmas ir pagrindinis, ar netgi dar būtų galima ir kaip nors kitaip pakreipti. Koncertmeisterio. Na, aš irgi kaip ir minėjau, aišku, kad jo profesinis pasiruošimas ir jo visas, be to tikrai nieko nebus, bet vis tik tai nėra vienintelis ir man labiausiai buvo būtent iš mano klausimino, iš anketų labai buvo įdomu tai pastebėti, kad ypač orkestrantai daugiausiai mini ne profesinės, ne muzikinės savybės, o kažkokias diplomatinės, organizacinės, visą tai, ką išvardinta. Pasirodo, orkestro nariams tai yra tikrai nemažiau svarbu. Aš tikrai nesakyčiau, kad gal svarbiau. Gal jie tą priima. Galbūt tai yra taip, tas profesinis pasiruošimas yra daugiau savaime suprantamas, bet vadinasi, jo tikrai neužtenka šitai funkcijai. Groti orkestre ir daryti tam tikrus dalykus galbūt užtenka, bet šitoj vietoj sėdintis žmogus turi turėti kažko daugiau. Taip pat paralelės galiu išvesti su pianistais koncertmeisteriais, kuriems profesinis pasirinkimas iš tiesų savaime suprantamas, kadangi kai vyksta tyrimas su solistais kalbant, jie iš tiesų būtent šitas savybės diplomatijos, tenais dar kažkokius dalykus iš tiesų vertino labai smarkiai, nes tas vis dėlto bendras žmogiškasis faktorius darbe, bendradarbiavime meninėme, jis iš tiesų labai... Jau nekalbant apie tai, kad geriausias pianistas nebūtinai bus geriausias koncertmeisteris. Čia kaip ir apie pedagogus iš esmės, bet mane iš tikrųjų nustebino, ant kiek jie tą minima tam tikrus dalykus, kurie nesusiję visiškai su profesionalizmu muzikiniu. Tai labai ačiū. Ačiū.